Artėja rugsėjo 1. Man tai viena gražiausių švenčių mūsų gyvenime, kada mažiukai, mūsų atžalos, su gėlėmis rankomis eina į mokyklas, sveikinti savo mokytojas, susitikti su savo bendraklasiais ir vėl sėsti į mokyklos suolą. Šiemet, kaip ir kiekvienais metais, aš taip pat palydėsiu savo dukrą Aistę, sūnų Arną į mokyklas. Arnas jau antrokas. Ir jų rūpesčiai vėl taps mūsų šeimos rūpesčiais. Ir vis neapsisprendžia Arnas, ar lankyti futbolo treniruotės, ar lankyti krepšinio treniruotės, bet sutinka, kad vaikščios į ąžuoliuko repeticijas. Aistė muzikos mokykloje toliau tobulins savo muzikinės žinias. Turbūt kaip ir kiekvienoje šeimoje, taip ir mūsų, norisi įdėti visą, kas brangiausia, kas svarbiausia į savo vaikus, kad jie išaugtų sąžiningi, teisingi, išsilavinę. Ir aš norėčiau palinkėti, kad šitą dieną būtų šeimos šventė, kad visi kartu tėvai palydėtų savo vaikus į mokyklas ir neužmirštų, kad jų atsakomybė arba jų rūpestis tai yra jų vaikų ateitis. O jų vaikų ateitis yra kartu ir mūsų šalies ateitis. Naujoji sąjunga. Priverčiame valdžią dirbti.